su Zinaida, man 59 metai, būstoj dar nėra, sergu dauginė mieloma. Ir liga buvo nustatyta prieš metus, daugiau kaip prieš metus. O šiaip liga nustatyta daugiau kaip prieš metus, o tikrai jau savo ligą skaitau nuo birželio 23 dienos praeitų metų iki šių metų birželio 23 dienos, nes vyko kaulų čiulpų persodinimas prieš metus ir dabar sėdžiu prieš jūs ir jaučiuosi visai neblogai. Kažkaip aš nelabai supratau, kad man onkologinė liga, nes man tiesiai šviesiai niekas nesakė, kad yra onkologinė liga. Atsimenu pačią pradžią gydytojas man atnešė knygutę Dauginių mieloma. Ir aš pradėjau skaityti tą knygutę ir man tik tai tada pradėjo šviestis akyse, kada man yra onkologija. Šiaip, nežinau, priėmiau kaip gyvenimo dovaną, sakyčiau. Ir nepasakyčiau, kad labai pasimečiau. Nes, nežinau, yra kaip yra, kiekvienam žmogui duotas savo kelias. Ir tą kelią reikia praeiti ir nepaklysti. Optimizmo, nežinau. Turiu 3 vaikus, 5 anūkus turiu. Turiu mažą, dabar kur padedu dukrai pabūt su mažiuku. Pradėjau daugiau knygų skaityti, pradėjau kitaip į gyvenimą žiūrėti. Svarbiausia, į patį gyvenimą žiūrėti pozityviai. Kaip minėjau, pradėjau daugiau knygą skaityti. Anksčiau nelabai skaičiau, dabar pradėjau daugiau skaityti, labai patinka. Ir šiaip iš seniau turėjau pomėgių. Mezgiau daug. Dabar yra liga remisijoje ir kas 3 mėnesiai tikrinamas kraujas ir kol kas viskas gerai. Labai palaiko šeima, vyras labai palaiko, padeda viskuo, ko gali. Ir namuose yra linksma, 2 šuniukai. Džiaugiamės gyvenimu. Džiaugiamės, kad neatsinaujina liga. Padeda vaikai paremia. Anūkai myli močiutę. Labai patinka lankytis mūsų susiėjimuose. Ir tikrai daug pozityvo duoda. Daug paprasčiau. Ir nėra tokių blogų emocijų. Visos yra geros emocijos, visi, tokie, nežinau, atrodo, kad mes būtumėm ne ligoniai, o sveiki ir stiprus. Aš iškart galvojau, kad dalyvausiu, bet nesitikėjau, kad čia bus taip faina. Tikrai verta ir negalima užsidaryti namuose, reikia dalintis patirtimim, dalintis viskuo ir džiaugsmu, ir skausmu, ir tikrai verta. Taip, ne, viskas yra atvirai ir pažįstamiem, ir draugam, ir giminėm tikrai neslepiu, kad aš sergu onkologija. Reikia dalintis, nes yra mano patirtis vienokia, kito žmogaus kitokia, mes apie patirtis galim sudėti vieną ir kažką savo prisirinkti. Taip, labai stiprina. Turiu draugių iš ligoninės, palatos likimo draugių, mes susiskambinam, susirašom,
pasidalinam patirtimi, pasidalinam sveikatos požiūriu, visko. Palinkėčiau toliau eiti, toliau gyventi, norėčiau grįžti į darbą, dirbau su vaikučiais, norėčiau grįžti į darbą, norėčiau toliau su jumis bendrauti ir visiems sveikatos. Negalima nusiminti, šiais laikais medicina eina į priekį ir daugiau žmonių, vis daugiau žmonių išgyja ir reikia kabintis į gyvenimą.